Mąstymas yra esminė kompetencija, kurią mes ugdome mokykloje. Vaikui labai natūralu yra mokytis žaidžiant. Tai yra simuliacija, kuri padeda ugdyti vaikų mąstymą per žaidimą. Klasė susirinka prie 3 tokių maketų. Susipažįsta su veikėjais, kurie gyvena miestelėje ir gali jiems padėti. Robotas Bobotas. Ilgai mąstantis, bet gerai mąstantis šachas Matas. Giliukas, sprendžiantis problemas su gamtos pagalba, o galbūt kariūnė Šarūnė, kuris sprendžia viską greitai ir labai griežtai. Turėdami šitos veikėjus, klausydami mobiliais telefonais, vaikai pamato, kokios problemos nutiko miestelėje. Kažkur dingo raidės. Berniukai pabandė pažaisti su degtukais ir uždegė mišką. Turėdami šitas problemas, jie renkasi, su kuriuo iš veikėjų jie spręsti. Po to gauna refleksinius klausimus. Kas yra baimė? Kodėl vienam arba kitam veikėjui nepasisekė išspręsti problemos? O galbūt jie sugalvos, kaip kitaip išspręsti problemą. Taigi, visa šita simuliacija padeda vaikams supažinti su aplinka, ieškoti geriausio varianto, priimti sprendimą ir tą sprendimą reflektuoti. Ši simuliacija yra skirta 1–4 klasių moksleiviams. Leiskite vaikams ugdytis žaidime. Patyriminiu būdu gauta informacija išlieka daug ilgiau ir suprantama labiau.